Na ką, keliaujam. Šiandien Leliūnuose esu. Va, gražus Anykščių kultūros centro Leliūnų skyrius. Tai va, šiandienyje turbūt ir kultūros namai. Na ką, tiesiog keliaujam ir pasižiūrėkim, kas mūsų laukia šiandien. Na va, aš tiesiog keliauju nuo Leliūnų laukais į kažkokią vandens telkinę. Ežeriukas, tvenkinys. Kažkoks yra, pasakysiu kaip reisi. Vėjuota, nekaršta. Apie 20 šilumos. Tai pats tas ėjimai. Nu, kai per daug karšta, tai irgi nieko gero. Kadangi vėjuota, tai ir mašalai mažiau puola. Tai nežinau, čia visur šlapia aišku bus. Bet aš einu nebe su kėdukais, bet su auliniais. Tai aš manau, kad visai galimai ir pasiseks. Na, atėjau prie Leliūnų tvenkinio, kuris įdomiai vadinasi Skerdimas. Skerdimas rašo ant žemėlapio. Va čia aišku šlapia visur bus, o kaip kitaip gali būti nešlapia, kai tiek visur prilyta aplamai čia tokia pelkėta vieta. Bet ten va matosi tas tvenkinys, Skerdimas. Tai aš ten paeisiu prie to šniokščiančios užtvankos, pasižiūrėsim, atsin gulbės matosi lauko. Tai va, tiesiog dar vienas vandens telkiniukas aplankytas. Paeikim toliau, pasižiūrėsim iš arčiau. Bet galvoju, kiek įvairiausių visokių, kaip yra kaimelių, miestelių pavadinimų įvairių, tai yra vandens telkiniukų įvairių. Upelių visokių pavadinimų, aišku, būna dažnai, kad nuo miestelio pavadinimo, upelio pavadinimas arba upytės, arba nuo upės miestelio pavadinimas dažniausiai būna irgi. Tai va, čia va toksai, ką žinau, tvenkinukas. Va, toks poilgis, o čia platesnė vieta, ten toliau susiaurėja, nes ten kaip upelis. Toks. Tai va, tiesiog nieko nekalbu, norėjau ramiai pafilmuoti keletą sekundžių. Bet tiesiog kartais reikia pasimėgauti ir gamta, ne vien tik šnekėti. Bet va, sustoji, apsidairai, pajauti tą ramumą, kad ir netoli ten eina kelias, matosi. Automobiliai važiuoja, bet kai sustoji ir pamatai, kai būni čia ir dabar, jauti, kad aš va einu, mėgaujasi tuo, tai visai kitas jausmas, negu tiesiog, kad apibėgtų maršrutą, apeini maršrutą ir viskas, kaip darbas kažkas padarytas. Ne, aš einu ir mėgaujuos. Tai va, aišku, jeigu reikėtų skubėti, ar lietus artintųsi, ar aplamai kažkokių būtų laiko spaudimo, laikas spausto, reikėtų eit greičiau, nebūtų kada pasimėgauti. Dabar, kadangi dar tik tai beveik 11 valanda, tai
Tai aš laiko turiu iki vakaro, maršrutas mano šiandien ne per ilgiausias, nes reikia vienu maršrutu ilgesnių iki 20 km, su virš gaunasi. O šitas šiandien neilgas, kiek bus pamatysim, bet ant žemėlapio nelabai čia matosi. Spindina saulė ant žemėlapio tai apie 10 km. Nu ką, paeinam. Maudytis draudžiam, bet mes nesimaudom. Žiūrėti. Maudytis draudžiam. Tai kas be to, kad aišku maudytis draudžiam. Ir man net galva sukasi, kaip apačia vanduo liuliuoja. Čia va tiesiog įsibėga. Čia bėga. Ir įbėga į aną pusę. Bet toks baisus pavadinimas. Skerdimas. Kaip kokia skerdykla. Va ten va išbėga jau kaip vandens perteklis, kaip upeliukas. Tolyn va ten teka. Va. Ir ten va tiesiog bėga ir šniaukščia. Tada džiurginės auga prie tos užtvankos vietos. Ir nieko ypatinga nepamatysi, nes tiesiog tas po lepteliu tuo, po cimantinė tą dalim, tas šnekštimas. Tai kaip ir minėjau gražus, tiesiog vandens telkinukas, tik tas, man sakau, tas pavadinimas skerdimas, tai kaip su skerdykla asocijuojasi kažkokia. Jeigu plaukt su valtim, ir jeigu vėlai vakare, tai būtų baisu. Nu, gal ir nebaisu, bet nejauku. Žinant, kad plaukia per skerdimą. Va, šiandien labai vėjuota, bet dar iš kitos pusės šiek tiek pafilmuosiu. Va, čia nėra status priėjimas, nėra status šlaitai. Va. Su valtele galime drąsiai įsistumti. Na va, čia dar vaikštau prie to pačio tvenkinio, skerdimo. Tai galimai, kad čia gal kokia skerdykla buvo, gal yra kažkokia legenda, negali žinoti, kodėl jisai čia tik vadinamas skerdimas. Galimai kažkas tai yra susijęs su juo. Tikrai pavadinimas skamba šiurpokai, bet šiaip labai jaukus tvenkinukas. Va, šitie berželiai gražiai žiūrisi. Nes va, debesis, vandens telkinukas, leptelis. Nu, ko daugiau gali norėti. Nebent saliuką atsisėsti. Va, ir gervės, ir gulbės buvo. Va, netgi maudytis galima padaryti. Bet šiaip tai gylio yra. Matosi, kad gylio yra. Nenorėčiau, kad jie išbėgtų pro vartus. Tiesiog graži sodyba. Ir man rodo, kad vandens telkinukai yra. Tai aš tiesiog čia
Netyčia užklydau. Labai gražiai padaryta. Bet žmonių, čia privati valda. Kelias, ne? Kelias kaip gatvė. Va eina. Bet čia labai... Čia dar tvarkoma. Labai gražiai. O ir gėlė žydė. Labai žino kalniukas. Va kokia graži sodyba, ojo. Palei tvorą girliandas. Nu va, traktoriukas aria dirba traktoriukas, garsiai burzgia matariukas, gandrai. Nu, nesim važiuoja, va. O, visai fainiai. Visai kaip aš per farming simulatorių, per žaidimą, taip variu. Dėl to man įdomu. Dar gandrai va suka ratus. Va, labai gražus. Va, užsėlipu ant akmenų, kad galėčiau pafilmuot gražų prudelį. Gražas tokia žmogaus, padaryta, iškastas, padaryta, nes ten toliau sodyba yra. Fainiai. Gerai, kad jie už tvoros. Oi, kokie. Oi, kokie gražūs šuniukai, bet labai pikti. Grįžti per tos pačios šunis. Nes ten nieko nebebuvo man praėjimo. Tai tiesiog tenka grįžti. Nelabai jauku man per tokius šunis eiti. Geri šuniukai. Kol už tvoros tol geri. Va koks sunkvežimukas. Va koks fainas. Tai sagelės. Įdomus sunkvežimukas. Priekį kardanas yra. Čia didžiulio rasto žmogaus. Vienam turbūt buvo nupjautas medis. Gal vėjas nulaužė, ką gali žinoti. Na va, perėjau per leliūnus. Čia už šonę leliūnų randuos. Va, kokia nuokalnė, kalnas. Jo, smagu visai pasivaikščioti. Keliauja savo takeliu ir viskas. Svarbiausia, kad neužpultų kokie šunys palaidė. O koks didžiulis traktorius. Paprastas MTZ stovi. Ir koks traktorius. Fainas monstras. Na va, senovinis Sorakas vadinamas, traktoriukas, žaliukas. Stovi, o mašina jau gyvena spūštin.
aukštyn pilvo guli. Ten kieme stovi ir kas čia stovi? Džandyras. O, čia kombaina. Džandyras. O, ruošiasi žmonės darbams. Belarusas. Kas ten dar matosi? Ekskavatorius. O, va čia eisiu palei sodybą senoji sodyba. Čia rodo, kad yra keliukas šalia sodybos. Netoli Mickūnų. Yra Mickūnas motociklų trasa. Yra. Na va, einu per sodybą senoji. Čia galima įsinuomoti ir mes kažkada buvom apsistoję naktelį. Tai va, bet gal niekas manęs nebars, kad aš čia praeisiu. Jis čia rodo, kad turėčiau praeiti kilometrą šito. Va, nepasakys, kad čia senoji, čia labai moderni sodyba. Graži. Teritorija, prūdelės, pasimaudyt galima, nėra gilu. Čia kažkoks kubilas turbūt stovi, tikrai graži sodyba. Tai va, netoli Mickūnų, galit atvažiuoti ir ramiai pasibūt, gerai praleist laiką. Yra salė, aparatūra, kiek žinau, yra. Galima muzikas pasiklausyti, pabaliavot, virtuvėlė, kambariukai. Yra va, čia ta teritorija. Čia angarai kažkokie didelė. Nežinau, kas čia laikoma, gal baidarės kokios tos angaruose. Va, koks didžiulis ąžuolas. Va, tikrai didelis storas, einant takeliu. Pamačiau, aš jo neapkabinčiau. Nei vieną, nei kitą, va ten kitas irgi ąžuolas. Va, koks storas ir didelis. Gražus. Kai eini ir kai sustoji, tada pamatai, o kad eini užsigalvojęs ant telefoną, klausydamas žinutes, kažką maigydamas, filmuodamas, tai net nepamatai. O kai sustoji, apsidairai. Ir va, privati valda. Tai gerai, aš nieko blogo nepadariau, tiesiog praėjau takeliu. Ne per kiemų žmonių, nevaikščiau, nelandžiau, o tiesiog privati valda. Nu, tai gerai, suprantu, kiekvienas norim turėti savo privačią valdą, savo teritoriją. Bet jeigu čia yra gatvytė pagal žemėlapį, tai kas čia blogo, kad aš praeisiu. Čia, jeigu būtų užtverta, va tarkim, čia žmogaus tvora, tegu būna, nu, bet kelias tai bendras visų. Tai va. Nu, va, šiek tiek paimprovizavau, nes labai patiko man eiti per miškelį.
Geras ėjimas, smėliuko. Tai gaila, kad miškas toksai nėra gražus, nes iškirstas. Tai va, čia jau auga, jau jauni berželiai auga, ataugi. Tai va, pagal maršrutą man ne visai turėjo būt, bet surizikavau ir pabandysiu. Tai ten žemėlapis rodo, kad vienoj vietoj kažkaip nesujungti man keliukai. Bet kadangi laiko turiu, lietaus kaip ir nenumatoma bent jau kol kas. Jeigu pavyks praeit, tai bus tiesiog įdomus ėjimas per miškelį. Kaip sakant, jau papartėlis pražydo, laukdamas mūsų jaunų. Bet tokie jau ir jauni. Bet jeigu dar praeinu, tai dar ne visai ir senas. Aš žinau mišką takeliu. Kažkur tai keliauju. Nežinau. Voveraičių buvo, mėlynių keletą buvo, bruknių irgi buvo. Bet va čia va jau šlapia. Kaip nebus šlapia. Žiūrėk, kiek aš va viršų einu. O čia va vagas pilnas vandens. O čia va voveraitė auga. Taip auga. O kur aš įdėsiu? Man reikia žiūrėti, kur čia praeit ar nepraeit netgi. Kaip čia seksis. Gerai, kad čia toks iškilimas. Ir va, neaišku. Ar praeisi ar nepraeisi. Gal nebus, kad kuo toliau tuo šlapiau. Reikia pasižiūrėti į komutą, ką jis čia rodo. Nu va, žodžiu rodo komut programytė, kad aš čia turėčiau praeiti šitą kelią. Ir išeiti tą kelią, į kurį man reikia. Va, tik tai atrodo kaip nepraeinamas kelias, bet tiesiog jis apaugęs žaliam. Va, čia jau sausesnė vieta, va. Gerai, keliauju. Nu va, sakiau, nerinksiu voveraičių, bet kad negi jas paliksiu. Reikia surinkti. Va, bus vakarienė. Ne šios dienos, tai kitos dienos vakarienė. Nu, man dar vis einu nelengvu tą kelią per mišką, užgriuvęs, bet jau girdisi, kad automobiliai kažkur tai važiuoja, tai reiškia jau užimas girdisi, tai aš netoli pagrindinę kelią randu ir galimai va per Dilgines išeisiu į pagrindinį kelią. Va, apgriuvęs, užgriuvęs. Apaugęs. Bet praeinamas. Aha, praeinamas. Va, pažiūrėkit, kas dedasi, koks praeinamas. Nu, labai jau sunkiai praeinamas. Va, pažiūrėkit. Praeinamas. Uodai kanda, Dilginės dilgina. Aš va, pralendu. Va, čia pralendu. Va, čia pralendu. Dar va, čia va pralendu. Va, pažiūrėkit. Žolė tai už mane. Didesnė. Va, dar čia pralendu. Čia va susipyniau. Jau su laidais ir žalėm.
Nes va einu su ausinėm. Na, dėl smagumo pasiklausyt muzikos su ausinėm. Kas čia dar manęs laukia? A, va čia va galima pasisukti. Va. Na va. Nu va, dabar reikia žiūrėti. Čia jau kaip ir pasibaigė kelias, bet o čia va. Gerai, kad griovė nėra gilaus. Ir va, aš jau čia kažkieno kaip ir eiti. Gal gyvūnų švaikščiai. Čia per pievą. Per pievą ir išeisi. Ten kelias matosi, tai jau va, čia kaip ir vėžas. Viskas tvarkoja. Na va, čia pagrindinį kelią. Ir maršrutas beveik apeitas. Vėl grįžtų į Leliūnų kaimelį. Tai va, kaip ir matėt, taip ir sekės. Ir geru keliu ėjau, ir pro sodybas ėjau, ir per bekelės, galima sakyti, ėjau. Nors ten keliukas buvo, bet tik tai, kad pavadinimas keliuko, iš tikrųjų kaip ir ne keliukas, miškelis, voveraičių radau. Nu, galima sakyti, maršrutas suskaitytas. Man, kadangi technika patinka, tai va, einu. Belarusas, modas, miškovežis.